Tokia situacija, kurią dabar matysite, gali atsitikti bet kuriam iš mūsų. Dūmai rūksta iš kaimynų. Iš viršaus. Ugniagesiai gavo iškvietimą, kad dūmai veržėsi iš 4 daugiaaukščio namo pastato. O kaimynai nežino telefonų nieko. Situacija neaiški. Senukas gyvena. Butas užrakintas. Aha, matosi, mato dūmai. Kaimynai pajutę svilėsių ir dūmų kvapą iškvietė ugniagesius. O kaip patekti į vidų? Gal ten nieko nėra? Ilgai ieškoję išeities, kaip patekti į butą, ugniagesiai nusprendė paieškoti įėjimo per langą. Taigi butą vienintelis vedantis kelias buvo pakylant specialiu keltuvu. Atidarykit langą! Ir štai dabar prasideda įdomioji šios istorijos pusė. Dėl namuose pasklidusių dūmų, o gal dėl netikėtų svečių, buto šeimininką ištinka šokas. Atidarykit langą, nes kitaip išlaušim! Atidarykit greitai langą! Nuimkit vazonus, kad nesudaužytumėt. Nuimkit vazonus ir atidarykit langą. Stresinė situacija iš tikrųjų yra labai didelis iššūkis organizmui visų pirma. Atsiranda daug visokių fiziologinių reakcijų. Į kraują įsiskiria adrenalinas, noradrenalinas, taip pat kortizolis. Tai yra daug įvairių hormonų, kurie skatina tam tikrą elgesį, galima taip pasakyti. Atidarykit. Nuovoką praradusiam senukui net elementarus lango atidarimas tapo neįveikiama užduotimi. Uždarykit dabar, užstumkit langą ir atidarykit visą. Uždarykit dabar langą, uždarykit. Stumkit į mane, o stumkit čia. Streso požymiai. Išsiplečia vyzdžiai, kraujas plūsta į galvą ir paraudonuoja žandai, matomas prakaitavimas. Žmogus gali bėgti nežinodamas kur arba tiesiog slėptis. Duris galite atidaryti laiptinės, duris. Atidarykit tada laiptinės duris, gerai? Galų gale paragintas griežto ugniagesių tono, vyriškis sugebėjo save suimti į rankas ir atverti duris. Ugniagesiams įėjus į butą paaiškėjo, kad tą kartą iš mažo degtuko buvo priskaldytas vežimas. Tai yra, ugniagesių pajėgos važiavo gesinti prisvilusio puodo. Tačiau net ir toks menkutis incidentas žmogų išvedė iš pusiausvyros ir sukėlė nemažą stresą.